visiems. Labas visiems, aš šiandien sakiau, kad, sakiau, kad kažkada važiuosim pas poniukus, tai va, šiandien pagaliau nuvažiavom. Tokį šviestuvą nupirkom, va šitie 3 garažuoliai, Rubliukas, Emutė Šetlandukė ir Spartakas, jis yra ežilas. Jam kantaras nuo ausies nukryp. Jam tai jau nebepatik. Nu, tai nakristi pakelsim ir birūsim. Gerai, tai dabar ką iškintame padarom? Tai mes dabar, sakau, valom kibirus. Tai va, dabar pilsim vandenuką. O, kaip sunku viską daryti. Ir jie labai bijo, žinokit. Elektros neapil. Šitą Šetlandę, žinok, jinai pralystų buvo pro tokią skylutę, jinai atsigultų ir pasivaliot. Tai šitam Rubliai 8, kitų nežinau, Emai 8 arba 7. Tai. Va, čia slėpės taip. Tai va, mes čia visokių gūnį jam atvežėm, nes persikraustė labai greitai į čia, nes jam stotis dabar žirginė, nes dideli žirgai yra atskirti nuo poniukų, nes labai vienam poniai Spartakui, jis nedraugauja su jais, tai va. Labai laukiu jūsų komentarų, laikų ir kad follovintumėt. Tai tikiuosi, kad bus jums įdomu, nes tikrai nemažai laiko sugaištam čia nuvažiuoti. Tai jo, nes labai toli yra Saludaris nuo Rokiškio, nėra labai toli, bet 30 minučių važiuoti. Norėjom 12 nuvažiuoti, nuvažiavom 1 valandą ir ten 2. Tai aš turėčiau elektrą ir man nieko nepadarė. Tai čia be su elektrą. Ai, kaip nupurtė. Aš man tas kūnas. Manęs batūto laidas nupurtė. Nu, turi kokių sekundų. Užtenka. Jo, užtenka. Tai va, bet tiek, kai matysime.